vasara? Vėsi, sakyčiau, neskaitant šitos paskutinės savaitės. Bet šiaip tai mano atveju tai labai užimta. Mane nervina, kad man jau antra vasara iš eilės, bet ir šiaip dažnai darbymetis pats vasarą gaunas. Nu tiesiog taip gaunas, kad daug darbo atsiranda. Tai va. Nu, aš neparelėtinsiu šitam. Man Na, tai tau kaip tik laisviau. kaip įprasta vasara, jo, viskas laisviau. Daug Na. kas atostogauja, produkt owneriai atostogauja, neatsako po belekiek laiko. Na, tai gerai tau. Tai yra laiko, ką nors prasmingo padaryti. Pas mane, matai, kai darbas dabar šiuo momentu labiau susijęs su tokiu, kad yra skirtos tam tikros valandos ir tu turi pats susigalvoti, ką padaryti, kad įmoniai geriau būtų. Nu, tai realiai tu pats susikuri savo projektą ir turi daryti. Ir kiti yra dar tam papildomi dalykai, kur vėlgi vidiniai projektai. Patys baisiausi deadline'ai yra tie deadline'ai, kuriuos Savo. sukuri pats savo. Ja, nu tai va, tai tokia ir vasara. Tai Nesupratau. tu bent jau patostagavai gal tada. Jo, vasarą. šiek tiek patostagavau pradžioj vasaras. Tu irgi turėjai biškį. Nu, pradžioje, aš jau net neatsimenu, ką veikiau. Kažkas buvo, jo. Ir dabar rudenį dar irgi planuoju biškį patostagauti, bet šiaip, jo, nežinau, įdomu. Gamta kažkokią mums bando žinutę nusiųst, atrodo visą laiką, bet mes kažko nesuprantam. Tai savo ekstremaliais Karščiais. karščiais ir šiaip stichijam. Jo, audrom ir panašiai. Na, Nu, žiūrėsim. nors, žinai, vasara, kaip sakai, buvo sunki, bet šiandienos epizodų dar tema nebus nesibaigė. lengvesnė. Jie dar nesibaigė, aš dar belekiek darbo turiu, o dabar, vat, nu, bent jau čia grįžom, galėsim pašnekėti Taip, irgi jau. Taipgi prieiti prie svarbiausia, darbų. taigi tik tai dėl klausytojų grįžom. Taip tai jau būtume... Dėl jų gausos ir visa kita. Jau gavom kelis komentarus. Tai jau. Jo, ir kaip tik vat į vieną iš komentarų ir atsakinėsim šį podcastą, nes ir buvo pasiūlymas pašnekėti apie tokį dalyką kaip naming conventions. Tai sakėm, neversim, nes nelabai žinom, tai po to ir kiti nesupras, Jo. apie ką čia eina kalba. Nu ir prie to pačio prijungiam dar visų labai mėgstamą dokumentaciją, kadangi Jo, mūsų glaudžiai skaitant. Glaudžiai susijant, jo. Nu, tai tada papasakok, kaip pas tave su naming conventions, nes mačiau, kad ten visai daug yra ką užvadinti. Jo, iš esmės tai tikrai power apps'o pusė, jeigu taip galima įsireikšti, tai visai tikrai yra komponentų. Ir tai bendrai paėmus, tai bent jau ką aš pastebėjau dėl to laikų, nu gerai, nesakysiu, kad laikų, kai nenaudojau, bet iš esmės, kad visą laiką, kai patingi panaudot kažkur tai naming conventioną ir kažko nepavadini kažkurio tai komponento teisingų vardu, tai galiausiai vis tiek nudegi tai. Tai vienas yra labai akivaizdus, kada nuo to nukenčia kažkas, tai yra, kai tu darai projektą, mes iš tos pačios įmonės, tai žinai, ko puikiausiai, kad tai būna. Ir staiga tavęs prireikia kitam projektui ir tada tu viską turi palikti. Mhm. Ir tada supranti, kad pas tave viskas belia kaip, pavyzdžiui, privadinta, kažkas, sakai, ten vėliau pavadinsiu, ten nepavadinau. Ir tada toksai, žinai, tokia vidinė gėda apima, kur žinai, kad kažkas dabar atsidarys tavo darbą ir bandys suprast. Nėra buvo tokios situacijos, kai galvoji, kad, o Dieve, kaip dabar viską supras. Ar tu labiau toks, kur visą laiką, laikais taisyklių visą laiką viską pavadinė aiškiai? Aš šiaip laikytis tai laikausi, bet kartais yra tiesiog sunku sugalvoti pavadinimą, atitikmenį. Nu, kaip, nes dar kitas dalykas, kai tu, nu čia man dažniausiai gal būna net ne tai, kaip tiesiog kažkokį stulpelį pavadinti, bet labiau kokią nors kalkuliaciją. Jeigu tu, nu, turi formulę ten kokią nors sudėtingą ir dabar, nu gerai, tai kaip pavadinti šitą trumpai ir aiškiai. Tai labiau šitas, žinai, yra, ypač jeigu nėra kažkokio konkretaus termino, kur žmonės yra pripratę. Nes, nu, yra tokiu atveju, kur tiesiog klientai pasako, nu, tai šitas vadinas taip, tas taip, skaičiuojasi šitaip ir šitaip. O kartais, nu, visiškai, nu, tiesiog, nu, vat man reikia, kad va tokį santykį gautum. O kaip jis vadinas, turi vos ne pats susigalvoti.
Tai vat man labiau šičia būna problemų, kad sugalvot, kaip užvadinti. Nes, pavyzdžiui, iš Power BI pusės nėra ten tokių kažkokių konkrečių labai taisyklių. Realiai tu pats turi susikurtas taisyklės, kaip pavadinsi dalykus, bet O, dažniausiai o pavadini. bendrai komandai jūs ar turi taisyklės? Kažkokios komandinės. Nu, kad mes vadinam taip ir ne kitaip. Nu, tam tikrų dalykų yra. Tarkim, jeigu yra, ką tu gali paskaičiuoti ir tai yra procentas, nu, tarkim, santykis, ne kažkoks, tai tada dedi procento ženklą pradžioje, nu, pats pirmas simbolis yra procentas, tada tarpelis ir tada jau pavadinimas tą, ką tu skaičiuoji. Nu, ten, tarkim, pavyzdžiui, margin ar dar koksai dalykas, kur, nu, sakau, santykis kažkoks, ne, ratio. Tai vis tiek dėtum procentas, tarpas, žinai, ratio. Tada, nu ir šiaip, mes Power BI galvat, kas skirsis tavo ir mano naming conventions dalykai, tai kad mes viską vadinam kuo labiau, kad būtų suprantama žmogui, kas tas yra. Žmogui tai turime Naudotojui. citizen developerį tą. Ne, galutiniam vartotojui. Ai, tai ataskaitos vartotojui. Jo. Okay. Arba aš kaip mėgstu labiau sakyti raportai, bet jo. Tai va, jo, galutiniam vartotojui, kad būtų aišku, nes nu mūsų darbas yra padaryti taip, kad galutinis vartotojas neturėtų sėdėti prie ataskaitos 10 metų ir galvoti, o ką čia norėjo, kas čia yra. O taip yra Ir todėl, panašiai. kad tai, ką pavadini Power BI-ui, tai yra ir matoma vartotojai, nėra atskirų tų pavadinimų, kaip, nu, pas mus, pavyzdžiui, vadinasi schema name. Pas jūs nebūna, kad atskirai vieną pavadinimą naudoji ten formulėse, o kitą, jeigu jau kreipiesi lauką, tai kreipiesi to pavadinimo, kurį matys. Dažniausiai, ar tas laukas yra paslėptas ar ne, priklauso. Nes, nu, tarkim, O jeigu matomas? Patys žmonės lentelių pavadinimus, tarkim, kuriuos tu naudoji, tai jie nemato. Tai tada tu užvadini taip, kad, nu, kitas, kuris, jeigu dirbtų prie to projekto ir prie tos ataskaitos, kad suprastų, ką tas reiškia. Nu, tarkim, kad tau būtų pavadinta customers, ar ten dar kažkas, nu, ten sales, ten companies, geography lenta, ten dates, ar dar kažkas. Nu, kad būtų aišku, apie ką ta lenta yra. Jeigu tai yra laukas, nu, tarkim, kaip pajamos, ar ten išlaidos, ar dar kažkas, ir tas, nu, tikriausiai matys ir jau tas end useris, galutinis vartotojas, tai tada, nu, ir pavadini taip, kaip, kad suprastų. Nu, ir matai dar kitas klausimas, ar bus galima tik matyti tą ataskaitą, ar galima ir keisti. Nes su Power BI tu gali prisijungti per Excelį prie duomenų modelio ir ten tada daryti su pivot table savo lenteles. Tai reiškia, tu matai visus laukus, visų lentelių pavadinimus, tik nematai sąryšių tarp lentų. Nu, tai reiškia, tada jau tu turi, jeigu žinai, kad šita galimybė yra, nes ją galima disablinti, jeigu nenori, kad šitą naudotų, bet jeigu yra enablinta, tai reiškia, tau jau reikia padaryti taip, kad tas žmogus suprastų, apie ką eina kalba. Ir tada, aišku, ateina jau ir į dokumentaciją pusę, nes, nu, jeigu bus parašyta, kad čia yra kažkoksai, nu, kad ir margin, bet, nu, gerai, o kieno, kas iš ko padalinta ir panašiai, nes Excel'yje formulės nesimato. Tu matai tik jau galutinį lauką, kuris vadinasi, pavyzdžiui, margin ir viskas. Formulės tu nematai. Tai reiškia, tu jau tada turi turėti ir dokumentaciją, kur parašyta, čia šitas padalintas iš šito. Ir kad būtų aišku visiems. Nerašyčiau tiek dokumentacijų. Tai nieks nenori rašyti, bet žinai. Man tai dar iš šitų naming convention patinka, kai, nu, vis tiek dirba multikultūriniai įmonė ir kai žmonės iš skirtingų tautybių sugalvoja, kad kintamosios, pas mus, pavyzdžiui, irgi kintamieji dažnai, kaip ir programavime, figuruoja tiek Power Automate, tiek Power Apps ir sugalvoja savo kalbą pavadinėti. Šiaip viską rašo komentaras, viską angliškai, pavyzdžiui, ispaniškai. Tai šitas jau toksai įdomesnis. Ir paskui, žinai, sakai, nu, blemba, nedaryk, taip ir sakau, oi, sorry, čia man automatiškai, tai, žinai, nutinka. Arba dar vienas geras buvo, kur turėjau perimti kolegos projektą ir jis naudoja naming conventioną, bet tiesiog ne tokį, kokį visa komanda. Jis susigalvojo savo ir viskas.
ir tada pas jį viskas yra A1, A2, A3, A4, A5, A6 ir jis žino, kad vis laiką A2 reiškia tai, o A1 reiškia tai, nes pas jį asmeniškai taip vis laiką būna aplikacijas. Ta prasme, žmogus tikrai nuoširdžiai nei trupučio niekada negalvoja apie tai, kad su kuo nors jam reikia dalintis darbą. Tai dabar paskutiniu metu nebuvau perėmęs to kolegos darbų, tai tikiuosi, kad gal pasikeitė, bet jo, labai, labai įdomu toks savotiškai, galima sakyti, savanaudiškas aspektas. Bet jo, aš nuo šitą esu nudegęs, esu jautęs vidinę gėdą, tai dabar jau jo, tikrai stengiuosi visą laiką išnaudoti viską. Ir netgi kartais dokumentaciją netgi parašyti, nes aš įsivaizduoju, kad jo. Wow. Kad čia visą laiką būna, žinai, kaip, bet kur, tarkim, pranešime, kur nors kas nors kalba ten apie dokumentaciją, sako, tai kas mėgsta dokumentaciją rašyti, žinai, kažkas vienas pakelia iš 100 žmonių ranką, bet nesupras, ar jisai juokauja, ar nejuokauja. Gal čia bairis, kad aš mėgstu rašyti dokumentaciją, bet jo, čia toks yra visų IT žmonių turbūt, žinai, visų IT žmonių tas nežinau, kryžius, kurio, žinai, visi bijom ir nenorim rašyti. Bet yra kitas klausimas. Ar mėgsti dokumentaciją skaityti? Irgi priklauso, žinai, jeigu ten parašo litaniją atsiprašant, tai tingėtųsi gal, bet, labai priklauso, žinai, nes dabar klausimas, ar dabar jau ir pradedam apie dokumentaciją šnekėti giliau, ar tiesiog apie naming conventions aš galvoju apie naming. Nes priklauso. Jo, tai aš galvoju, gal tada grįžtam prie tų naming conventions ir tada iš Power Apps'o pusės, pavyzdžiui, ką jūs iš viso naudojat, ką ten turit užvadinti ir panašiai, nes manau, jau kai kurie iš mūsų klausytojų jau matė tavo video. Ne, tai jau praktiškai moka appsus kurti, viskas. Jau galėjo tikrai būti susikūrę bent vieną appsą, tai reikės tada ir man gal padaryti kokį video, kad kaip sukurti Power BI'aus ataskaitą ten per kokį, žinai, pusvalandį ar kažką, kad irgi pamatytų, tada gal šiek tiek aiškiau bus, apie ką eina kalba. Bet taip sakant, tai jau reiškia jau matė, kai tu kažką kūrei, kažkokius tenais dalykus, pasijunginėjai duomenis ir taip toliau, tai vat gali tada ir iškart, žinai, papasakoti, ką tenais naudoji, aš pagalvojau, kad šiek tiek daugiau informacijos pasidalinti grinai, ką aš pats naudoju. Ir tai nebūtinai reiškia tą patį turit naudoti ir pasidalinsiu keletą nuorodų, kur yra pavyzdžių tiesiog žmonių blogas, ką jie naudoja ir kaip viską pavadina. Tai jeigu kažkas iš vis nieko nedarot su Power Apps'ais, tai jo gali pasirodyti per daug techninė informacija. Kas darot, gal praleiskit šitą podcastą. Kadangi visi dauguma vis tiek klauso per YouTube, tai galės paspausti tiesiog skip prie stalo žaidimų. O visiems kitiem, kas naudoja, tai gal šiaip kils kokia idėja, ką perimti, arba kas tiesiog pradedat. Nes iš tikrųjų, jeigu pradedi nuo pat pradžių ir iš karto sutarė su komanda, ką naudosi, tai iš tikrųjų palengvina kolaboraciją labai. Arba jeigu ir vienas, manau, tu darai, vis tiek, jeigu tu iš karto pradedi su geriausiam praktikom, tai jau vėl tau pliusas, žinai. Yeah. Nes eisi darbo pokalbį ir klausia, naudoju kokią nors naming conventions ir tu sakysi, jo, naudoju. Taip, tai va, pavyzdžiui, Power Apps'ose ir kitose irgi komponentuose užbėgsiu, žodžiu, bus pasikartos, bet šiaip, ką mes arba aš asmeniškai naudoju, tai mėgstu camel case principą, tai kas nežino, lietuviškai kupranugario principą, tai tas camel case principas yra, kai naudojamos didžiosios mažosios raidės. Tai yra, kad mes nenaudojam jokių tarpų, nebūna, jokių apatinių brūkšnių, bet būtent yra didžiosios mažosios raidės. Tai pradedam 3 mažosiom raidėm, kurios apibrėžia komponento tipą. Tai ką mes turim Kenas Apps'as ten, pavyzdžiui, combo boxas, kur pasirinkimo, koks nors text inputas, kokia nors duomenų lentelė atvaizduoja duomenim tenai, mygtukas galų gale, kuris ten kažką tai daro. Tai visi... Tai gerai, jeigu turėtum mygtuką, pavyzdžiui, kaip tada atrodyt? Čia arba tiesiog kažkokį labai
Dar vienas, prieš pateikiant pavyzdį, dar vienas svarbus dalykas, ko reikia nepamiršti, kad jeigu, ten, pavyzdžiui, mes vadinam, tarkim, labelis, tai tas, ar net tekstinis laukas tiesiog, ir jeigu mes tokių pačių turim per keletą ekranų, per keletą skrynų, nes gali būti ar net, tarkim, skrynas, kur mes rodom viską, tada skrynas, kur mes kuriam, skrynas, kur mes redaguojam ir panašiai, tai gali atsikartoti, kaip ir dažniausiai būna. Tai aš, pavyzdžiui, asmeniškai tada pridedu tiesiog skrynę skaičių. Skryno pavadinime pridedu, arba galima tiesiog daryti trumpinį. Tai tarkim, jeigu tai būtų namų skrynas, home screen, tai HS tiesiog ir panašiai. Tai kaip atrodytų su mygtuku, tai galima dviem tipais trumpinti mygtuką, arba button arba but, nes ir tas tinka. Tai dėl to ir sakau, kad juokinga, tai jo būtų, pavyzdžiui, button, ir tada tarkim... Ir čia mažosiam būtų. Jo, visos būtų mažosios. Tada iš didžiosios raidės tas mygtuko pavadinimas, tai priklauso nuo ar lietuviškai. Tarkim, išsaugot, pavyzdžiui, norėtum save, ne? Jo, tai ir parašytum save iš didžiosios. Back, navigate, ten, delete, edit ir panašiai. Ir tada tas arba skaičiukas, arba skryno trumpinys. Tai tinka būdu. Kad žinotum, kuriame skryne tu jį naudoji, ne? Nes gali tai būti, kad kartais tu nori tą komponentą referuoti. Pavyzdžiui, tu ten pasidarai tarkim, jeigu paspaudė tą mygtuką, tada permes kažkur kitur. Ir paskui tą patį tu vėl perpanaudoji. Tai kam tu tą patį iš naujo kurti, jeigu tu jau ten susidėjai savo nuostabės spalvas, visus hoverius ir visą kitą 10 parametrų susijusius su, ten, žinai, kampučiai, ar bus užapvalinti ar neužapvalinti, tu ten tą mygtuką jau padarai, jau tiesiog nuostaboje iščiusti, tai dabar tai aišku, kad tai perpanaudosi. Jo, ir jeigu eini tada prie skrynų, kas natūraliai irgi pačiuose appsuose aktualu, tai vienas dalykas, kas skirtingai nuo komponentų, pavyzdžiui, tai ten mygtukai visą kitą, tai ten pavadinai ir viskas. Tai nebus tai, ką matys vartotojas, tu tą tekstą gali kokį nori uždėti, ten techninis pavadinimas. Bet su skrynais yra toks dalykas, kai juos vadini, jie taip pat bus naudojami screen readerį ir šito reikia nepamiršti. Taip, tai nėra dažnas atvejis, bet mes dažnai apie tai nepagalvojam, kad žmonės su disabilities, kur jau daugėja tikrai ir puslapio pritaikomų ir panašiai, jie naudoja screen readerius, tai jiems screen readeris perskaito, tai jisai skaito viską, kas yra ekrane, įskaitant skryno pavadinimą. Tai tada pavadinimas turėtų ir būti intuityvus, ką tai reiškia. Tai prasme, kad jeigu home langas, tai ir sakom, rašom home screen. Jeigu šiuo atveju, jeigu naudojam mano metodiką su skaičiuku, tai home screen 1, kas neiškreipia teksto, kurį perskaito. Tada edit screen 2 ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tiesiog tos nepamiršti. Tai netrumpiniai, bet pilni pavadinimai, nes juos perskaitės screen readeris. Tai žodis, kuris padeda suprasti aiškiau kontekstą. Ir paskutinis iš appsų dalykas tai yra kintamieji. Nežinau, ar kažkokį tai atitikmenį Odeta pasakys iš BIOS ar ne, bet tai vėl tas pats 3 simboliai. Čia atsiranda apatinis brūkšnys ir tada gaunasi, kad aš ką tik melavau, kad nenaudoju. Bet yra paslėpta idėja po to. Tai šiaip lokalius vadinam apatinis brūkšnys LV, tai vėl 3 simboliai, nes apatinis brūkšnys ir LV mažasias, globalius GV. Lokalius aš vadinu update context, kas dirbat su Power Apps'ais, globalius tai yra set kintamosius, kurie tik lokalus veikia tik skryno apimti. Ir kolekcijos call. Tai prasmė yra tokia, kad va šituos dalykus kaip kintamosius, tai pavyzdys labai paprastas kintamą. Prisijungia vartotojas, aš noriu žinot, koks yra vartotojo emailas, nes pagal jo emailą aš paskui ten kažką jam nerodau. Nes žinau, kad vienas yra adminas, kitas ne adminas. Ne pats geriausias metodas valdyti teisės, bet tarkim. Tai tokius userio visokius dalykus ir panašiai, aš juos per aplikaciją toliau naudosiu, tai aš juos tiesiog įsisaugau kintamajam. Ir po to, kai aš noriu tą kintamąjį kreiptis iš bet kurio appse esančias formulės, kai aš padedu tą apatinį brūkšnį, man visus kintamosius išmeta, nes jie visi prasideda su apatiniu brūkšniu. Niekas kitas neprasideda. Ir taip toks gaunasi tą apatinį. O kolekcijos, tai čia kur ten susirink kokius ten duomenis, ten iš lentelės kokius nors ten filtriukus ar dar ką nors. Šiaip kartais, jeigu su SharePoint'u dirbi, naudoji tas kolekcijas, nes ne, kad tiesiog statiškai užsikrauni duomenis ir tada kaip nori, taip juos gali pasikoreguoti.
Tai čia jau su Power Apps'ais, ne? Taip. Visokie dalykai. Nu gerai, tai tada iš Power BI'aus konkrečiai viskam atitikmenų tai tikrai nesurasi, tai tiesiog papasakosiu, kaip yra. Iš Power BI'aus pusės, tai pagrindinis toks gal kaip didelis dalykas, tai būtų workspace'ai. Tai čia realiai jau kur laikai visas ataskaitas, tai vėlgi jie gali būti matomi galutiniam vartotojui, bet gali būti ir nematomi, priklausomai kokias turi teisės. Nes, nu, tarkim, workspace'ai dabar kam būna, dažniausiai suskirsto pagal kokius nors departamentus, tarkim, finansų, kad būtų visos ataskaitos vienoje vietoje. Arba, nu, bet čia vėlgi, visi šitie yra kaip įmonė pati sugalvoja. Tai vat nėra kažkokių konkrečiai taisyklių, kad būtinai vat visos įmonės vienodai vadina. O dažniausiai kaip pas klientus būna, kad jau patys turi savo kažkokią tai strategiją tų. Jeigu jie turi, jeigu neturi, mes pasiūlom Pasiūlote, įsivesti. Nes, nu, esmė tame, kad vis tiek yra kažkuris žmogus arba žmonės, kurie valdo tos workspace'us. Tai kaip sakau, dabar dėl ko paminėjau, kad nebūtinai visi useriai, nu, end useriai matys, nes, nu, ten teisių reikalas, kaip ir šnekėjom per integraciją, kad, nu, jeigu tu nori kažkokius ten duomenis pasiekti, aš turiu tau duoti teisės prie workspace'ą ir panašiai. Nu, tai panašiai yra su galutiniais vartotojais, jeigu aš noriu, kad tas galutinis vartotojas dar galėtų parsisiųsti, pavyzdžiui, tą ataskaitą pas save ir pasikeisti ten tam tikrus dalykus ir panašiai, nu realiai jau kolaboracija vyktų, tai tada aš jam turiu suteikti prieigą ir prie workspace'o. Jeigu ne, aš galiu tiesiog pašėrinti ataskaitą ir viskas. Bet pavadinti kaip tą workspace'ą, tai irgi yra svarbus dalykas, nes, kaip sakiau, tu gali daryti pagal kažkokį ten skyrių, kad, tarkim, nu, vat, kaip sakiau, finansai, HR'as, nu, gerai, lietuviškai reiktų tada žmogiškieji ištekliai būtų, ne, ten kažkoks IT skyrius, dar kažkas, nu, nesvarbu, kokios pas tave įmonės skyriai būtų. Kiti dalykai yra, ar tu turi tokius workspace'us, kurie yra, pavyzdžiui, development, test, production. Ar tu darai šitą, taip sakant, ataskaitų deployinimo, kaip čia, nu, taip sakant, šitą principą naudoji ar nenaudoji. Nes jeigu naudoji, tai vėlgi tu turėtum sugalvoti, kad irgi nedėti visur, žinai, pilno vardo, kad čia production development test, bet nu kažkokius trumpinius irgi. Dev pro test, pavyzdžiui, žinai, ar tiesiog ten pirmasias raidės. Ir tarkim, nu, pavyzdys būtų, kad tu turi, kaip sakiau, development test production workspace'us, kur reiškia, kad tu developmente yra developeriai, kurie sukuria tas ataskaitas ir jie tenais jas tvarko, papublishina ir, nu, tarkim, jeigu tu daugiau negu vienas žmogus dirbi, tada tikriausiai gal labiausiai apsimoka tokį daryti. Nu, arba tiesiog tu nori turėti vietą, kur tu pasižiūrėsi, kaip jau galutinis vartotojas matys tavo ataskaitą. Nes vis tiek tai yra kitoks vaizdas negu Power BI desktop'e, kur tu kuri tą ataskaitą. Tai tu pasipublishini ją, ne, tarkim, į developmento workspace'ą, tada permeti tu ją į testo workspace'ą, ten, pavyzdžiui, tam tikri žmonės nebūtinai tu pratestuoja, pažiūri, ar ten viskas tvarkoj, ir galiausiai tu įmeti į productioną, kur jau galutiniai vartotojai naudoja, mato ir stebi ten dalykus ir daro savo, žinai, išvadas. Tai jeigu tu šitą dirbi, nu ir, pavyzdžiui, gali susigalvoti, kad, tarkim, jeigu tai yra bus finansinios ataskaitos workspace'as, nu ir jie visi tada reiškia, irgi ten pat bus, nes, nu, kad tau nekurti kiekvienai ataskaitai atskirą workspace'o, nes, nu, užsiknisi tada tenais. Geriau turėti vienoje vietoje, nu, kažkokią kategoriją, ne. Nu, tai, pavyzdžiui, sugalvoju, kad tavo dev bus ten, prasidės visi DV, tarkim, mane visi developmento, tada gali ir tą apatinį brūkšnį naudoti, jeigu nori, gali nenaudoti. Šičia vat jau prasideda, kad tu, kaip sakau, kadangi tai nebūtinai matys galutinis vartotojas, tai jau nėra tokių konkrečių taisyklių, tu gali ten brūkšnius naudoti, gali tarpus, gali nenaudoti tarpų, bet vis tiek, nu, dažniausiai tu norėsi, kad tai nebūtų labai ilgas pavadinimas. Nu, tai tiesiog, tarkim, sakiau, DV, žinai, ten, pavyzdžiui, brūkšnelis, tada kokio skyriaus pavadinimas, nu, kokiam skyriui, tai, pavyzdžiui,
finansų arba ten, nu vėlgi priklauso kokia tu kalba ten rašai ir panašiai dirbi, nu tai tarkim mane, kadangi jau development angliškai, tai tada būtų finance ir, pavyzdžiui, brūkšnelis dar gali, nu kažkokį paskirsimą. Čia vėlgi priklauso, kiek pas tave skyrių yra įmoniai, kaip tu sugalvosi, nes čia vienas iš variantų. Gal pas tave, pavyzdžiui, yra finansų skyrius ir dar kažkokie poskyriai, kur tu norėsi turėti atskirus, žinai, aplinkas, kur tu dėsi ten kažkokias ataskaitas. Nes, pavyzdžiui, vieni gal bus ten kokiam auditoriam skirti, kiti tiesiog vidiniam dalykam, treti ten dar kokiam nors. Nu, pavyzdžiui, ten CFO visokios ataskaitos ir panašiai. Nu, tai vėlgi, žinai, tu gali tada, pavyzdžiui, tada brūkšnelis ir tada tą antrą subkategoriją pasirašyti. Tai visokių, žinai, variantų būna. Nu ir tada turi testą, tai vėlgi. Pačios pirmosios tikrai skirsis, kad bus ten, pavyzdžiui, T, brūkšnelis ir vėl finance, brūkšnelis, ten kažkas. Nu, jeigu naudoji. Arba tarpus, arba nieko. Nu, čia priklauso. Ir kitas dalykas, tas labai palengvina paiešką. Nes, nu, jeigu tau žinai, kad yra taip daryta ir tau, pavyzdžiui, nu, tu dirbi su daug ataskaitų ir tau reikia kažkokios ataskaitos, kur žinai, kad HR naudoja. Nu, tai iš karto. Ir, pavyzdžiui, tau reikia jau production'o. Nu, ir rašai ten P raidelę, brūkšnelis, HR ir tada užžiūri, kas tau, žinai, įsimeta. Čia turbūt apskritai svarbiausias, ar pačiam, ar kai kitas kolega darė, kad, ta prasme, kad kai tu žinai, kaip vyksta pavadinimai, kai esi turi tada net tiek daug tau reikia galvot, kai nu, galų galia vien failą susirasti jau lengviau, jau iš karto. Kad tau nereikia klausti, kur tu ten padėjai, kur ten randasi. O jeigu pavaduoji kolegą, kuris staiga kažkas nutiko, susirgo. Ir neturėjo laiko nieko tu papasakoti ir tu susisiek su juo irgi negali, tai vėlgi. Nu tai va, tai tarkim, workspace, ne, jau mes pasivadinom. Tada ataskaitų dalykai, ataskaitų pavadinimai. Ten dažniausiai jau pasako, kaip vadinsis, nu, užsakovas. Tai jau žiūrint, kokį tu klientą turi. Ar tavo klientas išorinis, ar vidinis ir taip toliau. Nu, tai, bet vis tiek, jis turėtų pasakyti apie ką tai. Ar tai sandėlio ataskaita, ar tai ten ta profit loss, ar dar kažkas, man dabar kažkaip pirmiausiai šauna finansiniai kažkodėl, ne tai, kad aš ten daugiausiai su jais dirbu, bet tiesiog. Nu tai žodžiu, tai vat, tai ten jau pasivadini kaip nori, tik svarbiausia, kad būtų suprantama žmogiškas pavadinimas, be jokių ten apatinių brūkšnių, brūkšnelių ir panašiai, klaustukų dar kažko tais. Ne tai, kad ten bus kažkokios klaidos ar panašiai, nu, bet tiesiog, kad nu, būtų trumpas ir aiškus pavadinimas, apie ką tai yra. Nes nu, labai dažnai būna kažkokios, nu, tarkim, finansų ataskaitos, tai jos tiesiog jau visi žino, kad jos taip vadinasi ir tu ten nieko negali laviruoti. Jeigu tu kuri kažką naujo, nu, tai geriausia yra paklausti kliento, tai kaip tau vat, pavadinti šitą dalyką, nes dažniausiai jie kaip pas tave ir kreipiasi, tai irgi pasako, nu tai va, man reikės ten HR duomenų, tarkim, ne, nu ten, tarkim, atlyginimai, nu tai ir vadinsi atlyginimų ataskaitą dar kažkas tokio, žinai, kad nepavadinti neaišku kaip. Ir, nu, kaip sakau, ir jau ten mes naudojam beveik visur tos tarpus ir taip toliau, išskyrus, nu, sakau, išimtis gal būtų workspace'as arba kažkas, kur kitas nemato, bet tiesiog. Nu tai va, tai pavadinai ataskaitą ir tada galiausiai pereinam prie to, kas yra ataskaitoje. Tai ataskaitoje pradžiai tu pasiemi duomenis per Power Query, tai tenais vėlgi jau gauni taip, kaip yra duombazėje. Tai tarkim, jeigu mes abu naudotumėm tą patį Dataverse, ne, ir pavyzdžiui, tu sukūrei Dataverse, tai jau kokius ten uždėjai tos pavadinimus, tokius aš vat ir matyčiau. Tai jeigu jau uždėjai ten ką nukeisiu ir ten arba su apatiniais brūkšniais, arba be jokių tarpų, be nieko, taip aš tokius ir gaunu. Nebent ten, nu, su Dataverse aš atsimenu, kad kai darėm, kad šiek tiek ten kai kurie kitaip matęs, tai gal yra kažkoks pavadinimas, kad tu gali uždėti, kaip kiti mato. Iš principo Dataverse yra loginiai tie pavadinimai, schema neimai ir tie display neimai. Nu tai va, tai tikriausiai tie display neimai. Nu tai va, tai jeigu uždedi display neimą, tai tada aš matysiu display neimą. Bet jeigu neuždėjai, tai aš tada matysiu tą bjaurų IT. Ten negali neuždėti. Ten vis laiką visi trys bus, bet ja. Tai, nu gerai, jeigu tu uždėjai tokį patį, kaip tas ten koks nors IT, kur yra be tarpų arba ten su apatiniais brūkšniais ir panašiai. Odeta, aš netoks žiaurus, aš taip nedaryčiau.
Aha. Tai žodžiu, nu nes daugumoj, nu gerai, kad ir nedėta versas, aš turiu, tarkim, SQL duombazę, tai ten irgi niekas ten dažniausiai nerašo, plus labai dažnai, kai tu rašai kodą, nu, tarkim, programuojant ten ar su to pačiu PowerShell'u ar dar kažko, yra ne taip gerai apdorojami tarpai ir kiti dalykai. Tai todėl dažniausiai, nu, IT žmonės, duomenų bazių žmonės ir naudoja, nu, ten spėju, gal ir daugiau priežasčių yra, bet, nu, dėl to naudoja be tarpų ir ten su kokiais apatiniais brūkšniais ar kažkuo tais. Nu, ar ten, va, tuo camel case'u, kad atskirti pavadinimus, bet, nu, kad nebūtų su tais, va, tarpais, kurie daro problemas. Tai, o mes, nu, norim, kad viskas būtų gražu. Jeigu parašyta, žinai, tenais, dabar nesugalvoju, bet koks nors ten pavadinimas, ne, 2 žodžiais ten, kad tarkim sales revenue ar ten dar kas nors tokio, nu, kad ir vadintųsi irgi iš didžiosios prasidėtų raidės, tarpas, nu, taip sakant, taip kaip literatūriškai žmonės rašytų, taip ir ten turėtų būti kiekvienas stulpelis užvadintas. Tada lenteles pasivadinti, tai vėlgi, tu dažniausiai gauni. Pas mus įmonėj mes esam sugalvoję tam tikras taisyklės, kad irgi, tarkim, nedėti net ir lentelių pavadinimuose ten ir nevadinti, tiksliau, pavyzdžiui, turi dimensinės lenteles ir faktinės lenteles. Dimensinės, kur nėra skaičiukų, nu, dažniausiai faktinės, kur yra kažkokie skaičiai. Nu, kaip sakau, va, revenue ir panašiai. Tai, kad pas mūsų pavadinime nebūtų dim ir, pavyzdžiui, customer, nu, dim apatinis brūkšnys customer arba ten fact apatinis brūkšnys sales. Mes tiesiog vadinsim customer sales. Kad tiesiog būtų, nu, normalus pavadinimas perskaitomas ir kuo trumpesnis, kuo aiškesnis. Nes tuos pavadinimus mes naudojam formulėse. Nu, tai įsivaizduok, jeigu tu jau šiaip rašai formulę Jeigu, pavyzdžiui, ilgą, pavadinčiau faktinė darbuotojų atlyginimo apskaičiavimų lenta. jo, nu tai ir visas tas žodis tavo formuliai į visur kartosis. Nes kai tu nurodai, pavyzdžiui, kokį ten, nu, tiesiog bet kokį lauką paėmė, įdedi į formulę, pradžiai rašai lentelės pavadinimą, tada laužtinėse skliaustuose lauko pavadinimą. Nu, tai tarkim ir būtų tas tavo ilgas pavadinimas ir laužtinėse skliaustuose kliento vardas, pavyzdžiui. Okay. Bet tada, kad suprastum, kas tai per lenta, tai dokumentacija tada tai išsprendžia. Nu, matai, kadangi tiesiog, jeigu nu, pavadin- duomenis tau pasako, kas ten per lentą. Ai, nu jo, šiaip. Nes tau nereikia kažkokio apibūdinimo, kas ten yra, nebent tu nu, nežinai apie tą sferą nieko ir ten kažkoks labai specifinis dalykas, nu, nebent tokiu atveju. Bet šiaip, nu, tarkim, jeigu aš tau pasakau, kas tam ir lenta, nu, tai tikriausiai supranti, kad tai yra duomenys Klientų apie duomenys, klientą jo. ir viskas, kad tikriausiai bus, nu, ir plus tu matysi tos duomenys. Tai tau nereikės įsivaizduoti apie ką tai. Tu matysi kliento vardas, pavardė, ten, tarkim, adresas, asmens kodas, dar kažkas, žinai. Ten viskas. Nu, tai ir supranti apie ką tai. Tai tau nereikia kažkokios dokumentacijos būtinai. Nu, nebent jau nori, bet mano nuomonė tai perteklinis dalykas. Nu, tai va, tai pasivadini lenteles ir tada, kur ateina naming conventions, tai sakyčiau į kalkuliacijas. Nu, tai iš Power BI'os būtų, jeigu tu darai kažkokius kastuminius kolumus, tai reiškia, nu, pats va, susikuri su kažkokia formulė ar dar kažkuo. Jeigu tu darai measuresus, jeigu darai calculated kolumus, nors dažniausiai yra siūloma geriausia praktika nenaudoti calculated kolum, jeigu gali, o viską kelti į kuo aukščiau, taip sakant, o tas aukščiau, nu, tai arba Power Queries, arba pati duombazė. Kaip įdomu, nes aš tai labai daug naudoju calculated kolumų data versiją ir kaip tik mėgstu kuo daugiau. Kitas dalykas. Jo, bet pavadinimai tie patys, tik tai... Nu, bet čia gal galėsim, žinai, kažkada šiaip pašnekėti apie gerasis praktikas, nu, bet tiesiog, nu, pamėtų, žinai, tokių, kad kas klausosi, kad nebūtų vien apie vieną dalyką. Nu, tai žodžiu, tai va, tai tenais, tarkim, mes turim tam tikras irgi vėl, čia įmonės sugalvotos taisyklės, tos naming conventions, kaip mes užvadinam dalykus. Tai pavyzdžiui, jeigu aš skaičiuoju santykį, nu, tai mano bus kažkoks procentas, tai aš rašysiu procento ženklą, tarpelis,
ir tada koks tas santykis, ratio, dar kažkas, aišku, tu labiau pavadini konkrečiau, nes, ratio tai ir yra tiesiog santykis, žinai, iš tų finansinių, sakau, ten margin būna, profit margin, dar kažkas. Tai žiūrint, ką tu tenais paskaičiuoji. Tai vat visada procentą. Jeigu tai yra kažkoksai currency dalykas, tai pavyzdžiui, aš turiu revenue eurais arba doleriais ar kažkuo, tai aš dėsiu tos valiutos ženklą prieš patį pirmą, tai arba dolerio ženklą, arba euro ženklą, arba ten kažkokį kitą, bet ką turi, ne. Ir klausimas, aišku, ar tavo klaviatūra turi tą, žinai, ženkliuką. Visi ženkliukai turi savo simbolį su alt, tai reikia išmokti visus kodus. Ja, tai va, tai įdedi tada tos valiutos, ženkliuką, tai tarkim eurai, kaip pas mus Lietuvoj, tarpelis ir tada rašai revenue. Bet, kaip sakiau, vėlgi, neturi būti jokių brūkšnių apatinių, jokių ten, camel case'as kaip ir yra, bet su tarpais. Tiesiog, žinai, sakau, literatūrinis, taip sakant, rašymas. Tai taip ir rašai. Ir, tai va, tai pagrindė ir yra, kad tu indikuotum, ar tai procentas, ar tai yra kažkokia, valiuta, ar tai tiesiog santykis, nes kartais tai gali būti tiesiog ten vienetas, ten 1,2 ar dar kažkas, tiesiog santykinis kažkoks dalykas, tai tada gali, pavyzdžiui, nieko nedėti. Bet toks vat pagrindinis ir yra, kad tu tiesiog pasakytum, kas tai yra, ir pasakai dar kurioj vietoj. Tai va, ką skaičiuoji. Ir, kaip sakiau, valiutą arba procentą, čia toksai paprasčiausias. Okay. Pavyzdys būtų. Tai dabar, kur apkaltinai, kad ką aš pavadinu, tai pavyzdžiui, Dataverse, kai aš naudoju. Nekaltinu. Ne, tai šiaip iš Dataverse tai irgi toksai patarimas, kad visada, kai kūrėt Dataverse solutionus, kurios, jeigu iš Power BI auditorijai supras, tai lygiai tas pats, ką tu kalbėjo, Odeta, apie workspace dev acceptance mes vadinam, arba testas pats yra production, tai lygiai taip pat mes naudojam tos environmentų suskirstimus, kas labai atitikmuo būtų workspace'am ir kilnojam tada solutionus tarp jų. Tai tas solutionas yra, kur mes supaketuojam visus susijusius failus. Tai kai kūrėt solutioną, visada nepatingėkit susikurt publisherį. Dėl to, kad publisheris Dataverse, kai kuri lenteles, apskritai, bet kokius šiaip komponentus jis turi prefiksą. Ir tie simboliukai, tai jeigu, pavyzdžiui, šiuo atveju, tarkim, aš kuriu ką nors Heinekene, tai būtų HNK. Tam, kad visi automatiškai, nes jeigu tu palieki standartinį, tai viskas bus new. Ir viskas turės, arba dar blogiau viskas turės kokį nors visiškai randominį prefiksą, kuris nieko nesako. Ir esu matęs solutionų, kur, nepadarėm, tada pusė pavadintas normaliu prefiksu, pusė su new ir tada, kaip ta lentelė vadinasi, jinai su new, ar jinai su tuo MCV, kaip Mako turėtų būti, tai visą laiką nepatingėkit pačioje pradžioje kuriant pasirinkti. Kai kūrėt lentelės irgi, ką tu gerai paminėjai, tai irgi tas pas labai gerai aplainasi, nepersistenkit su lentelių pavadinimais, nes paskui, kai reikės į tą lentelę referuoti arba įsidėti, tai paskui irgi, tas prasme, nebetelpa ekraną, tai nereikia surašyti visko, yra puikus description laukas kiekvienai lenteliai, pasinaudokit juo ir parašykit, jeigu, ta prasme, yra noro prašyti, ką ta lentelė daro. Nereikia į pavadinimą sugrūst visko. Jo, Power BI irgi tas beje yra, daug kas gal spėjų net nežino, nes šiek tiek yra paslėptai, bet tu gali, irgi čia prieinant prie gal, nes dokumentacija realiai yra ganėtinai bet tai čia persipina, ką mes ir minėjome. Persipinus ganėtinai, kad, tu gali aprašyti, jeigu tu ten, pavyzdžiui, nežinai, ar čia tik man bus aišku tas pavadinimas, ar ir kitam, tai tu gali daryti aprašymą. Nes tu gali aprašyti tiek Power BI, Power Query stepsą, tiek pačią lentelę gali įdėti aprašymą, tiek measure. Tu pačiam gali dėti arba aprašymą, arba net pačioj formulėje įdėti komentarus ir parašyti. Ir šiaip siūlyčiau dokumentuoti kodą. Nesvarbu, kur tu rašai, ar Power BI, ar SQL, ar dar kažkur tais.
Nes, nu, čia, man atrodo, tu ir minėjai, kad turi būti. Neužbėkim įvykiam už akių, dar pasiginčysim. Dėl šito reikia dokumentuoti ar ne. Ne, nu, bet turiu omeny, kad, nu, Jo. pritariu, kad Jo, ir kad, pavarbėjo tas pats yra, kad jeigu, tarkim, tu nežinai, ar tikrai čia gerai parašei tą pavadinimą, tai tu visada gali nepatingėti ir surasti vietą, kur tu gali įrašyti, apibūdinti, ką tu čia darai, kas tas yra ir panašiai. Dar vienas dalykas, ko reiktų nepatingėti, kai kūrėt laukus, nes šiaip kai kuri laukus, nu, tai arba lenteles, tai standartiškai būna advanced skiltyje, tai yra schema name, apie ką ir kalbėjai, kad juos paskui matai, tai aš visą laiką rekomenduoju nepamiršti juos pakoreguoti, nuimti visas didžiasias raidės, pažiūrėti, kad nebūtų jokių tarpų, nieko, kad būtų tiesiog kaip vientisas žodis. Nes po to, kai jį kreipiesi, kad neiškiltų visokių problemų, nes į tos pačius laukus, pavyzdžiui, ir iš API kreipiesi. Ir lygiai tas pats galioja visas šitos pačios taisyklės, nepadaryti per ilgo, pakoreguoti schemą, neima kai kurie laukus pačioj lentelį. Tai tiek lentelėm, tiek lentelių. Kai kurį ryšį tarp lentelių, nu tai pavyzdžiui, standartinį, ar ne, ten invoices, lines labai geras tas, ar ne, sąskaitas ir sąskaitų eilutės. Tai kai kurį ryšį irgi pakoreguoti tą pavadinimą ir šiaip bendrai tokia, nežinau, ar populiari, nepopuliari nuomonė, aš asmeniškai stengiuosi niekada nenaudoti many-to-many ryšį. Vien dėl to, kad Dataverse, kai sukūrė many-to-many ryšį, jis tą intersekcinę lentelę tarp jų, kuri saugo, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau, eventai, kokie nors ir kontaktai. Gali daug su daug turėti, ar ne? Tiek vienas eventas, tiek kontaktas gali daug eventų būti. Ta lentelė, kuri iš tikrųjų apjungia, koks eventas su kokiu kontaktu turi ryšį, jinai yra paslėpta ir jinai nėra tiesiogiai prieinama. Net ir iš to paties BI-aus. Tai vietoj to geriau padaryti tarpinę lentelę pačiam, kuri turėtų one-to-many su ryšys. Bridžinė, taip sakant, vadinama lentelė. Tai aš labai jas propaguoju ir rekomenduoju naudoti vietoj tos paslėptos, kurios valdyti negali. Tai ką dar reikėtų pakoreguoti, tai ryšio pavadinimą. Vietoj to standartinio, kur tenai lookup, tenai, kur Microsoft'o pats būna sugeneruotas, tiesiog vienoj pusėje įdėti pavadinimą, kas yra one, ir kitoj pusėje kas many. Tai jeigu invoices ir lines, tai būtų pavadinimas, tas standartinis prefiksas, invoices, apatinis brūkšnys ir tada invoice lines. Tiesiog, kad matytum, kuri su kuria lentelė jungiasi. Nu, va, pavarbėjus pusėje, pavyzdžiui, tu nematai jokių sąryšių tarp lentelių. Nu, pavadinimų tiksliau tų lentelių sąryšių. Pavarbėjus pats parašo, kad, nu, čia taip, tu ten vadinasi relationshipai, nu, tai irgi tu matai, kas su kuo sujungta, bet jis tiesiog pats ir parašo, nes vis tiek tu turi tą ryšį arba pats padaryti, atkurti, arba jis automatiškai yra detektinamas, bet nebūtinai gerai. Okay. Bet pavadinimų nematai. Kažkokiu tokiu. Niekur jie nefigūruoja. Ir tu juos nesikreipi. Ir nenaudoji. Nu, naudoji kaip tiesiog, kaip modelis. Okay. Tai jau. Toks mažiau populiarus naming conventionas. Kodėl sakau mažiau, nes taip darau prielaidą iš savęs ir savo kolegų, apie ką nepagalvoti. Tai va, ir kolegos, kurie klausot, tai irgi nepamirškit, kad model-driven aplikacijose irgi yra naming conventionas, kurį irgi mes turėtume naudoti. Tai yra, kad turėtume nepatingėti, kad iš esmės tai vėl tas pats camel cases, kupranugarius mūsų mėgstamas, didžiosios mažosios raidės, pradedam nuo 3 mažųjų apie kokį tai komponentą. Tų pačių komponentų tai nėra daug model drivenė, bet jeigu mes turim grupę, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, tai yra, kai dėliojam tą meniu ir ten galim grupuoti, ten į vieną skiltį sudėti, nes model drivenė tiesiog viskas kaip labai panašiai kaip web'e susidėlioja. Tai panaudojam GRP. Jeigu mes turim tabą, per kurios mes einam, tai ir panaudojam tab trumpinį. Jeigu mes turim sekciją viename tame tabės kažką suskirsti, tai panaudojam sek. Kas irgi padaro iš esmės aplikaciją tvarkingesnę ir aiškiau perskaitoma iš komponentų pusės. Čia dabar man labai gerą dar irgi priminiai dalyką, ko nepaminėjau. Tai jeigu Power BI mėgsta daryti žmonės bookmarkus ir taip pat tu irgi gali susigrupuoti dalykus ir irgi, parašyti grupės pavadinimą ar dar kažką, nes dažniausiai, kiekvienas vizualas, kuris yra, tavo ant to lapo,
jis turi kažkokį pavadinimą. Nu ir vėlgi, tu gali įdėti, nu, pavyzdžiui, kaip sakiau, su bookmarkais, tai dažnai būna, kad tu darai mygtuką ir kad jeigu paspaudi mygtuką, pavyzdžiui, nu, tarkim, rodo man vieną lentelę, jeigu aš paspausiu mygtuką, man pradės rodyti kitą lentelę. Nu ir kiekvienas tas dalykas turi kažkokį pavadinimą, bet jis gali vadintis, pavyzdžiui, table 1, table 2 ar dar kaip nors. Nu, aš neatsimenu tikslių pavadinimų, bet, nu, tarkim. Tai ką aš, pavyzdžiui, irgi visada darau ir kas yra tada patogiau, jeigu tau reikės kažką koreguoti, net jeigu vienas dirbi, tai vėlgi užsivadinti irgi, kad tai yra button ir tada button, nu, koksai mygtukas ir pavadinimą irgi. Nu, tai vėlgi tu gali daryti, nu, siūlyčiau irgi tada button ar kažką, nu, trumpinius daryti, kad tai irgi nebūtų, nes, nu, langas turi ribotą kiekį vietos, tai tiesiog, kad susivadinti kiekvieną komponentą, kur tu turi teksto lauką, kur tu turi lentelę ir kokia tai lentelė, jeigu pas tave yra daugiau negu viena lentelė tam puslapyje. Ir panašiai, jeigu tu turi daugiau negu vieną mygtuką ir tas, sakau, labai dar svarbu būna bookmarkuose, nes vėlgi, galutinis vartotojas to nemato, tą mato tik tas žmogus, kuris daro. Arba su kuo dar irgi kolaboruoja. Tai vat jeigu dirbat kartu arba kad ir pats vienas irgi, jeigu naudoja, tikrai užsivadinkit, nepatingėkit, bus žymiai lengviau daryti. Ypač kai tu darai bookmarkus, tai reiškia, kad tu kai padarai, kaip sakiau, rodo vieną lentelę, kai paspaudi mygtuką, rodo kitą lentelę toj pačioj vietoj. Tai reiškia, kad tu nurodai, ką tu paslipi ir ką tu parodai. Nu, panašiai kaip ir pas tave yra appsuose. Kad tu, jeigu paspaudi tą mygtuką, tada rodyk šitą, kitu atveju hide, tai panašiai atsimenu, kad buvo. Nu, tai pas mus bookmarkai daro panašius dalykus. Taip. Tai va ten vėlgi, kai tau reikia tada žinoti, tai kurį tau ten kurią lentelę paslėpti, kurią rodyti, kuriuo atveju, kai paspaudi kurį irgi mygtuką. Tai vėlgi, jeigu tu normaliai užsivadinsi, tai tau bus viskas iš karto aišku. Bet jeigu pas tavęs bus button 1, button 2, table 1, table 2, nu tai sėkmės. Sėkmės susigaudant kažkam. Sėkmės ir pačiam. Ne, tai čia pačiam labiau sėkmės, žinai. Irgi tu, nu, prasiknisi biški, kol tikrai viską gerai suspaudysi. Ir pagrupuot nepatingėti ir užvadinti jo ir grupės kažkaip. Kad čia, pavyzdžiui, show, ben, something ir ten hide. Aš asmeniškai, jeigu kažkam įdomu, tai naudoju ne grupės Power Apps'e, o konteinerius. Galbūt kažkada apie tai atskirai galima apie tai padiskutuoti, bet iš tikrųjų, net nebūtinai tuos, kurie turi dinamiką, kad ir paprastus konteinerius, nes juos gali įdėti, išmest ir taip labiau. Bet turim dar vieną Power platformos komponentą. Tai turim iš tikrųjų. Turim ir Power Virtual Agents ir Pages, bet su jais nedirbu, tai sorry, jeigu kažkas tai turit gerų patarimų, tai mielai kviečiu pasidalinti komentaruose su kaip jūs naudojat, pavyzdžiui, naming conventionus, kurdami botus arba tos pačius Power Pages. Bet iš tikrųjų paskutinis, ką norėjau paminėti ir kas iš tikrųjų neturi labai daug taisyklių, bet turi vieną labai svarbią taisyklę, tai yra Power Automate Flows. Apie ką vis mes nuolatos kalbam, kad aš kiekvienam projekte vis tiek jos panaudoju, tai yra, kad kai mes įdedam kokį nors actioną Power Automate, tai tenai išsiųsk emailą, padaryk kažkokį taip skaičiavimą ar dar kažką, tai aš niekada neišmetu pagrindinio pavadinimo, kad būtų aišku, kas tai per actionas, ir tada arba po pipeline, tai yra to stačio brūkšnio arba minuso, tiesiog didi savo tekstą, ką jisai daro. Nu, tai pavyzdžiui, get rows, gauti visus susijusius vartotojus ir taip toliau. Aš irgi taip padarau, nors tiesiog pati sugalvojęs, nes ypač jeigu tu naudoji tą patį stepsą keletą kartų, nu tarkim, kad ir ten susikurti ten kokį tą kintamai ar dar kažką, žinai, nu tai visur tada bus vienodai, arba ten bus ten apply steps, apply for each. Visur, apply for each ir visur bus toksai pavadinimas, nu ir nežinosi, ką tada tai va, matai, antiek šitas naming conventionas yra intuityvus, kad tau jo net nežinant, tai iš karto naudoja. Dar svarbus dalykas, kad kur jau kažką ten jau liaudiškai tariant chimičinį labai daug, tai nepatingėt parašyti komentarą. Kad po to kažkas... ten tiesiog tritaškį paspaudus add comment ir atsirado toksai
Nu, nesakau, kad labai naujai, bet jo, tai labai patogu, nes jis tada būna matomas. Ir toksai visiškai approachas, kurį jau čia, jeigu nori tikrai kaip profesionalai dirbti, tai yra, kad nenaudot aprašymą pačiam flow'e prieš tai, nes kuo užknisa aprašymas prieš flow'ą. Jis rodomas ne ant redagavimo lange, o tam lange, kur prieš tai, tu kur pasiskaityt, kas yra. Tiesiog įdedi compose, yra tas toksai veiksmas ir rašai savo tekstą pačiam viršui, iš karto po triggerių įdedi tiesiog, kur tavo tekstas, ką daro šitas flow ir kokį vieną kitą aprašai sudėtingesnį actioną, Žingsnį. kuris kažką, žinai, daro. Ir va čia toksai labai gražus buvo segvėjus nueiti į Į dokumentaciją. dokumentaciją. Bet jo, čia irgi geras, nu tikrai. Nes aš šitą pamačiau Pasiūlymas. pirmą kartą pas kolegę, kuri darė jo ir tada galvoju, wow, genialu, nes tada Visai tu esi, patogu. tu esi flow'e, tau nereikia išeiti iš redagavimo lango ir ten yra pagrindinė informacija apie tą flow'ą sudėta ir tada tu va, tiesiog paskrolini pelę į apačią, žiūri, čia apie šitą actioną kalba gerai. O jeigu aprašymę prirašai, tada tau reikia kaip ir atskiro langą, tai netaip patogu. Na, jo. Tai ar turi kokių pro tipsų, kaip pamėgti rašyti dokumentaciją Power BI? Dėl Power BI aš tai sakyčiau, jeigu nemėgstat rašyti dokumentacijos, tai bent jau pačiam Power BI desktope aprašykit kiek įmanoma daugiau dalykų. Nes, nu kaip sakiau, tu realiai viską gali žingsnį aprašyti. Tai va, tai dar prisiminiau, kad ko nepaminėjau Power Query'e, kur būna tie visi žingsniai, nu tie steps, Aha. kad juos irgi užvadinti normaliai. Nes, tarkim, jeigu tu kuri custom column, nu tarkim, ten dėsi ifą kažkokį. Kad jeigu šito stulpelio reikšmė tokia, man išmes, kad būtų taip, jeigu tokia, išmes taip. Nu tai tarkim, aš seniau dirbau su Navisionu ir tenais nėra kodavimo, ką reiškia kažkoks ID, kur tarkim, tu duomenyse matai 0, 1, 2, 3 ir nežinai, ką tas reiškia. Ir tas, ką reiškia, nėra lentelėje kažkokio įsaugotas, bet yra pačiam Navisione, kur tu nueini, atsidarai filtrą ir ten tiesiog iš eilės nuo 0 iki kažkokio skaičiaus yra parašyta, ką tas reiškia. Tai reiškia, tau turi, pats susikurti tada stulpelį ir, iššifruoti, ką 0, 1, 2, 3 reiškia. Tai aš kaip sakau, kuri tada Power Query'e custom column ir tada tavo žingsnis ir vadinsis tiesiog custom column arba ten new custom column, dabar tiksliai neatsimenu. Tai kad nebūtų, jeigu tu kuri daugiau tų tokių stulpelių, visur tik custom column ir taip toliau ir tu nesuprasi, nes kartais tau reikia paredaguoti formulę, kartais tau reikia ištrinti ją ir panašiai. Tai aš ką, pavyzdžiui, mėgstu padaryti, tai pasinaudoti tuo, kas jau yra parašyta, pirmas tas žingsnis, čia panašiai kaip ir su Power Automate Flow'u, kad tarkim būtų ten apply steps ir tada brūkšnelis, kas padaryta, tik Power BI nėra labai daug vietos, ten tas stepsas yra ganėtinai siauras, ne taip kaip Power Automate, kur ten lentelės, toks nemažai, nežinau, kokį trečdalį ekrano neužima, o ten jis užima mažą ten dalį labai. Tai, pavyzdžiui, aš ką mėgstu, tai tiesiog palikti vieną tą žodį, ten bus, pavyzdžiui, filter arba, tas pats custom column ar kažkas tai. Ir tada padaryti, pavyzdžiui, jeigu tai yra custom column ir padaryti lūštiniuose skliaustuose pavadinimą to stulpelio. Tai tarkim, šituo atveju tai būtų ten koksai nors, tarkim, būtų ID tas 0123 kliento pavadinimas, nors dažniausiai kliento pavadinimai yra, bet čia sakau, pavyzdys. Tai va, tarkim, 0123 būtų client ID, tu susikuri custom column, kuris yra client name, ir tada pas mane būtų, kad custom ir lūštiniuose skliaustuose client name ir aš kartais net nededu tarpų, kad tik, žinai, sunaudoti kuo mažiau. Labai gerai, aš šitą prūvinu. Daryti. Nes, pavyzdžiui, lūštiniuose skliaustuose dažniausiai būna, to lauko pavadinimas, jau kai tu naudoji DAX-e formulės rašai. Tai dėl to aš įdedu lūštinius skliaustus. Kiti dedasi kabutėse arba tiesiog parašo tą pavadinimą. Čia jau kaip sugalvosi. Vėlgi nėra kažkokių konkrečių taisyklių, realiai pats įsivedi, bet tada tau pačiam yra žymiai lengviau, kai tu turi 15-20 žingsnių, iškart greitai rasti tą žingsnį, kuris kaip vadinasi.
Tai va, tai pavyzdžiui, aš pasivadinau, ne, custom column ir panašiai, nu, custom ten client name lauštiniuose ir tada aš galiu spausti, nu, esu pelėjęs dešinį ten klavišą, atsidaro ir yra, man atrodo, properties ir tada aš galiu aprašyti, ką aš čia padariau. Jeigu ta formulė yra paprasta, nu, kuri ir šiaip aišku, kad if client ID 0, then client name, ne, nu, ten jau parašai tą client name, ne, nu, ten koks nors bet koks ne pavadinimas, nu, tai tau aišku, kad jeigu 0, tai toksai, jeigu vienetas toksai ir taip toliau, tai ten nelabai kažką aiškinti reikia. Bet jeigu pas tave formulė sudėtingesnė, daug ten visokių if else ir taip toliau, ir ten dar kažko tais yra, ir ten tu ir daugini, ir dalini, ir ten galbūt kreipiesi į kažkokias funkcijas, ar dar kažką, nu tai tu per tą properties gali aprašyti, ką šitas žingsnis daro. Tai realiai aš visada sudėtingesniuose žingsniuose naudoju. Ir tą patį tu gali padaryti aprašymą ir jeigu naudoji data flowsus. Vėlgi, nes tu reiškia atkartoji viską, ką tu darai Power Query'e, nu tai vėlgi tu matai tos pačius žingsnius ir tu tos žingsnius vėlgi gali aprašyti. Tai aš tiesiog sakau, jeigu nenorit rašyti dokumentacijos, kaip kad įsivaizduojat Wordo dokumentą, tarkim, mane, ar pages, jeigu Mac'ą naudojat, ar kaip ten vadinasi. Tai žodžiu, tai tiesiog aprašinėkit. Jeigu yra, kaip sakau, lenteliai, vat properties galit, žingsnyje properties galit, ar ten description, ar kažkas bus. Tas pats, jeigu measure yra, komentuokit kodą, ypač jeigu tai yra ilgas. Aišku, jeigu parašot sum skliausteliuose tenais lentelės pavadinimas ir lauštiniuose skliaustuose ten revenue, nu tai gal nerašykit, kad čia sumuojat revenue, nes, nu, man atrodo, čia jau Tai biškį akivaizdu, perdėlinė. Jo, bet jeigu pas tave jau yra kažkokia formulė sunkesnė, nu tai parašykit, ką čia darot, kodėl taip darot ir panašiai, nes, nu, tas žmogus, kuris žiūrės tą kodą, nes niekada, nu, dažniausiai tu įmonėj nedirbsi tenais visą gyvenimą, tu anksčiau ar vėliau išeisi iš jos, tai kažkam reikės perėjti. Ir bus ir tau lengviau, nu, tą darbą perdavinėti, jeigu bus aprašyta ir tavęs gal tada net ir tos dokumentacijos neprašys, jeigu bus maždaug aišku žingsniai. Aišku, priklauso nuo ataskaitos sudėtingumo. Bet aš tada sakau, siūlyčiau kuo daugiau visko aprašinėti, o jeigu jau tikrai reikia auto Wordo, nu tai niekur nedingsi, teks rašyti. Pavyzdžiui, iš mano pusės tai tikrai kartais būna, kad tiesiog yra įsipareigojimas, kad turi būti dokumentacija pateikta. Ir šiaip dažnai projektuose taip bent jau pas mane nutinka, kad yra įsipareigojimas tai dokumentacijai parašyti. Jo, aš irgi visiškai pritariu, relatinu šitą vietą, kad, ta prasme, jeigu stengiasi kuo daugiau įdėti į vidų, jeigu yra kur įdėti, jo. Tai tai Power Apps'e, kai rašai formulę, 2 slešai ir komentaras. Na, nu tai Power BI irgi tą patį, kai jeigu mežirsiu. Nes ten gali 2 tos pasvirus brūkščius dėti arba 2 minusus gali dėti. Tai va. Tiek vienas, tiek kitas veikia. Jo, tai dėdi ir rašai komentarus. Įsipareigojimas yra įsipareigojimas, nu tai visą laiką turbūt yra 2 tipų dokumentacija. Viena yra ta vartotojo, kur mes 90% atveju išvengiam, tai yra kaip naudotis ataskaitą arba kaip naudotis aplikaciją. Šiaip čia yra toks juokas, bet ir ne juokas, kad tiek ataskaitam, tiek aplikacija, kad jinai turi būti tokia intuityvi, kad jai nereikia rašyti vartotojo gido, kaip naudotis. Jeigu tavo aplikacija arba ataskaitai reikia rašyti vartotojo gidą, kaip jo naudotis, tai su tavo ataskaita arba aplikacija kažkas negerai. Čia šiaip yra, skamba juokingai, bet tai yra tiesa, nes iš tikrųjų, reiškia, per mažai investuojat į user interface, jeigu reikia... Įsigryninimą realiai visos Bet idėjos. aprašo apie ką ta aplikacija arba ataskaita, tai... Arba kaip padaryta. Jo, tai to reikia ir jo, iš techninės dokumentacijos, nu tai pats naudoju, galėsiu ir pasidalinti ten į trečiųjų šalių kokius nors įrankius, kurie palengvina, nu tai tas pats dabar visų populiarusis ChatGPT irgi padeda, neslėpkim, apsirašyti tam tikrose vietose. Yra community tools su Power Doc'u, toks irgi, pavyzdžiui, kuris padeda apsirašyti ypač iš Power Automate'o, aprašyti apie ką actionus. Nu ir bendrai stengiasi jo nepersiplėsti, tai yra, kad pasiemi screeną, aprašai, su kuo susijęs tas screenas, jeigu yra kokia forma, maždaug kokia logika,
ir daugiau referuoji tai, kad jau techninės detalės yra, Viduj. yra aprašytos viduj, kad tiesiog nepersistengti. Nu tai jo, nes iš Power BI irgi yra ten model documenter ar kažkas tokio, nu įdėsiu nuorodą. Irgi kolega yra sukūręs, tai šiek tiek irgi padeda aprašinėjimai, bet nu vis tiek, už tave dažniausiai nieks nepadaro. Yeah. Tos konkrečiai, kad tiesiog išspjautų jau tą wordą tokį, kokį reikia, nu vis tiek reikės įdėti kažkiek darbo ir aprašyti. Aišku, nu, užknisantis, nežinau, kam patinka rašyti dokumentacijas, bet, nu, reikia, nes naudingas vis tiek dalykas. Jo, nu tai šitas dirbtinio intelekto bumas šiemetinis, tai tikrai bent šitoj vietoj tikrai palengvins šiek tiek, tikiuosi, gyvenimą visiems. Mm. Šiaip apibendrinant, tai aš norėčiau tokią žinutę pasakyti, kad nebūkit tinginiai ir naudokit iš tikrųjų naming conventions, nors kaip ir paprasta palikti vis laiką standartinius pavadinimus, čia nebūtinai Power Platforma galioja, čia visame kame, bet nepatingėkit investuoti laiko iš karto, nes jeigu sakot, kad padarysiu tai vėliau, tai nepadarysit vėliau, nes taip jau veikia pasaulis, kad visą laiką... Taip jau gaunas. Ja, taip netyčia, bet taip visą laiką gaunasi. Ir su dokumentacija, nu tai turbūt, kaip ir supratot, šiandien iš mūsų, kad niekur nepabėgsi nuo to dalyko. Ir nu, aš pats taip nedarau, bet žinau, kad tai tikrai veikia žmonėm psichologiškai, jaučiu ir to dėta taip nedarai, kad darbe kuriant žmonės, kai kurie rašo dokumentaciją, kad neužsikinės ten galą, bet aš tikiu, kad tai veikia, nu, nes jeigu tu taip po biškį išskirstai tas... Nu, aš manau, Power BI arba, nu, belia kur gal, nes panašiai, aš manau, kad tai veikia, jeigu tu darytum žingsniais ir kai jau yra tas žingsnis pabaigtas. Nu, pavyzdžiui, Power BI pusėje tau reikia pasiimti duomenis. Jeigu tau baigiai viską, kas susiję su Power Query, tai tada gali aprašinėti. Bet jeigu tu pradėsi aprašinėti ir tada tau reikės pasikeisti kažką, tai tu reiškia pastoviai taisysi tą dokumentaciją ir taisysi. Nu, tai tada, žinai, toks susiknisimas. Nu, tai jo, gali daryti blokais, nes vis tiek kartais gali jau pamiršti, tai kodėl aš čia šitaip dariau, nes ypač yra projektų tokių, kur, nu, tęsiasi ne vieną mėnesį ir ten dalykai keičiasi ir panašiai, tai arba tiesiog bent jau stengtis pasirašyti savo kažkokius komentarus, kodėl aš, pavyzdžiui, skaičiuoju šitaip, o ne kitaip. Kodėl aš čia dabar naudoju šitas lenteles, o ne šitas. Kodėl aš čia kažkokį relationshipą sukūriu, arba tą vat, pačią bridge table, nu, vat, ką man to reikia ir panašiai, nu, ką man tas duoda. Nes ypač kitą kartą, kai kitas žmogus žiūrės, galės sakyti, kam tu čia pridirbai, taigi niekam nereikia ir tu, nu, negalėsi atsakyti, kodėl tu tą naudoji, nes jau būsi pamiršęs. Tai rašykit komentarus. Jo, nepamirškit rašyti komentarų. Jo. Nu tai ką, tai galim tada jaučiu pereiti prie savo rekomendacijos linksmosios dalies, ne? Standartinės tradicijos. Nu tai gerai, tai koks stalo žaidimas šį kartą pas mus rekomenduojamas? Taip. Tai šį kartą naujai kylanti žvaigždė žaidimų pasaulyje. Jo, tai žaidimas, kuris vadinasi Heat Pedal to Metal. Tai grėsmingas pavadinimas toksai. Šiaip žaidimas, kurį rekomenduočiau žmonėm, kuriam nusibodo riten kauliukus. Žiauriai paprastas žaidimas, irgi iš tos serijos tikrai nesudėtingų, greit sužaidžiamų. Žaidimo esmė yra trasos, ir iš pavadinimo Heat Pedal to Metal galima įtart, kad čia kalbama apie lenktynės, tai kiekvienas yra savo bolido vairuotojas, turi savo kortų kaladę ir iš esmės dėliojasi kortų kaladėje, kiek greitai važiuos jo mašina. Junginėja bėgius, kuo įsijungsi aukštesnę pavarą, tuo tikėtina greičiau lėksi, bet kuo greičiau lėksi, tuo sunkiau bus įvažiuoti posūkį. Ir tada prasideda strategija, kas yra įdomu, kad visiškai kortelės tik tai traukia žaidime ir ten visą laiką turi galvoti, ar verta dabar ten savo variklį deginti, nedeginti. Aš sakau, ir toks paprastas ir labai smagus. Smagus, nes turi mašinytės, tai man kaip prisimenant vaikystę žaidžiant su mašinytėm, tai pats tas, kad dėlioji savo bolidus ir vienas kitą lenkelioji ir visas tas
lenktynių atmosferos, atmosfera ta tikrai persideda, toks atsiranda azartas, ypač kai matai, kai kažkas tą biškį aplenkia, tu biškį aplenkiai. Ir dar norėčiau pagirt patį žaidimo kūrėją už tai, kad labai daug kontento dėžiai. Kas dažniausiai būna tikrai, kas žaidžia savo žaidimus, esat susidūrę, kur išleidžia žaidimą, Dixitas va geras pavyzdys, kur, čia be žaidime mes išleidom 60 kortelių, tada dar 30 pridedam papildymą, dar, ir taip viską įskirsto, ten iš karto vos ne, tikrai sakyčiau, kai kurie dalykai galėtų būti drąsiai iškelti kitą dėžę ir sakytų 30 eurų dar dasimokėk, bet už 60 eurų gauni tikrai daug ir trasų, ir galimybių žaisti su papildomam taisyklėm ir panašiai. Tai va, tikrai rekomenduoju, kam nusibodo kauliukus rident ir norit nesudėtingo žaidimo pasižiūrėti. O kadangi kylanti žvaigždė, tai kai klausysit epizodą ir nueisit paieškoti pirkt, matysit, kad nėra niekur nusipirkt, o reikia daryti preorderį ir palaukti iki spalio galo, pavyzdžiui, Lietuvoje kai kurios parduotuvės, kurios parduoda. Tai greit labai išpopuliarėjo ir tai jo, rekomenduoju tikrai. Neblogai. Koksgi serialas, vis tiek jau per vasarą visus sužiūrėjom, visus rekomendacijos. Visi jau baigėsi. Visi baigėsi. Tuoj ateis ruduo, taps legalu vėl žiūrėti serialus, nebereiks eiti į lauką. Jo, bus legaliai galima sakyti, ką veikiai, žiūrėjau serialą. Taip. Tiesiog, o ne variau ten. Prie ežero, variau prie jūros. Ja. Nesijausi taip blogai, jeigu tą ir darei. Taip. Nu, žodžiu, šį kartą parinkau, man atrodo, dabar galvoju. Ne, buvo vienas tai tikrai ne fantastinis buvo, bet Buvo vėl vienas, šiek taip. tiek fantastinis filmas. Vadinasi Outlander. Tai jis yra padarytas vėlgi pagal knygas tam tikras ir, tas tam tikras, žodžiu, padarytas pagal knygas ir jos yra ganėtinai populiarios ir pats serialas irgi, šiaip jau aišku nemažai sezonų yra išėję, tai nežinau ar vis dar labai populiarus, aš tai dar žiūriu, bet vienas aišku sezonas kartais būna geresnis, kitas gal blogesnis, bet nesvarbu. Tai apie ką tas serialas, tai visa yra pradžia tuo, kad yra moteris, kuri pasirodo gali keliauti laiku. Tai moteris yra Britė, ji dabar tik neatsimenu, kaip atsiranda, aplanko Škotijoje tokią vietą, kur, vos ne, kaip sakyčiau, mini Stonehenge, gal žinai, kopija ar kažkas tokio. Ir tenais yra tokie akmenys ir jį kažkaip palietus vieną iš akmenų nusikelia į minus ten, nežinau, 200 ar kiek metų, dabar irgi tiksliai neprisimenu, bet, taip sakant, nusikelia gerokai į praeitį, kur ji tokia dar pati daktarė. Tenais irgi ne iš šių laikų nusikėlė ten gal iš 60-ųjų ar kažkas tokio, bet irgi jau, tokie, kur jau, moteris turėjo balsą, galėjo būti, užsiimti darbu, būti, daktarė, ten po to net tik chirurgus išmoko ir panašiai, tai, taip sakant, nusikėlė į praeitį, kur ten nelabai skaiteisi žmogus ir, taip sakant, jau ten be vyro tau sunkiai, jeigu neturi, žinai, Be vyro leidimo išeiti iš namų. Taip, tiek eiti, tiek turėti nuomonę, tiek ten bet ką daryti. O ji tokia, sakyčiau, tokia su charakteriu moteris, kur, žinai, nepatilės, pasakys savo nuomonę ir taip toliau, ir rodo jos nuotykius, kaip tenais jai sekasi ir panašiai. Tai toksai tikrai visai įdomus. Ten per daug, aišku, nespoilinsiu, bet, jau šiek tiek gal net ir iškalbėjau, kad bus net ir grįžimas atgal, kad išsiaiškins, kas kaip nutiko, nes jie atsidūrė, perėjus tą akmenį, tai atsidūrė lygiai toj pačioj vietoj. Jie vis dar Škotijoj, tik kad laiku kitur. Nes tu realiai irgi tada žiūri, čia kažkaip eini, žiūri, kelio nebėra, nes kažkur mašiną palikai ir maždaug, kaip ir tas pats kelias, bet ir ne tas pats, nes, nėra asfalto. Tai toksai tikrai visai įdomus. Tenais, aišku, nežinau, ar labiau moterim, bet, nežinau, mano vyras irgi žiūri šitą serialą, tai, bet, jis ten toksai ir sekso scenų yra, ir ten, toks
gal ne kaip Game of Thrones, ne iki tiek jau ten labai, bet šiaip, Aha. ir su intrigom, ir su viskuo, bet man, pavyzdžiui, pačiai šiaip, kai visai yra įdomu su... nes dabar labai sunku papasakot, kai nenoriu išspoilint daug. Nu, tai, Tai žodžiu, ypač kai daug sezonų praėję. Tai va, tai, tiesiog, jeigu kam įdomu apie keliautojus laiku, ir čia, apie atsitiktinius keliautojus laiku, o ne tos, kurie nori kažką pakeisti ir ten specialiai bando ten laiko mašiną sukonstruoti ar kažkas, tai, o čia tiesiog, kad netyčia taip išėjo ir kaip, žmogus tenais tvarkosi ir panašiai, nes jie, pavyzdžiui, ir vyrą turėjus, tai irgi persikėlė ten jau be vyro, tiesiog pati viena, nes jie ten su vyro atostogavo Škotijoje, tai va, tai kam įdomu, pasižiūrėkit, tikrai įdomių peripetijų tenais įvyksta. Nes ten, toksai ant įtampos ir yra net ir labai žiaurių scenų, ypač pačioj, patys pirmieji sezonai, tokių, šokiruojančių ir panašiai, tai manau, kad verta. Nu tai ką, viskas tada? Kaip ir viskas. Paatostogavom, užteks, vėl prie darbų. Taip, iki kitų pasimatymų. Iki.